Kasgi tas white balaklava, iš kur tie pinigai, kas slepiasi po kaukę, yra klausimai, kurie kiekvieną dieną man užduodami. Ir šiandien pagalvojau, pasistatysiu tiesiog kamerą, pasikalbėsiu su jum ir atsakysiu į porą jūsų klausimų. Už kiekvieną klausimą, kuris bus susijęs su pinigais, tiesiog aš jums įmesiu kažkur šičia 20 eurų Steam kodą. Tai parašykite į Steamą ir kuris pirmas parašys, pasiims 20 eurų. Viskas, važiuojam. Pirmas klausimas. Kiek valandų? Dabar yra 20 valanda 8 minutės. Antras klausimas. Jokūbas klausia, ar atsiperka daryti video, kai įdedi tiek šaibų į tai? Nu, Jokūbai, aš tau galiu labai paprastai pasakyti, ne. Aš tau net galiu pasakyti tikslius YouTube'ės duomenis. Dabar nueisiu į YouTube studio. Šiai dienai turiu virš 300 000 peržiūrų per 4 video ir uždirbau $160. Tai dar kartą atsakysiu, ne, neatsiperka. Nedarykite, ką aš darau. Venskus klausia, kada Klaipėdoj bus? Visagalis klausia, kiek tavyje Mr. Beast? 50% ponų, 50% žvėries. Lėja klausia, kiek tau metų balaklava? Man yra 22 metai, šį mėnesį sueina 23. Eduardas klausia, kas po kaukio? Nu, pažiūrim. J. Alex klausia, iš kur tiek pinigų? V.Mikel klausia, ar tu aktorius, girdėtas balsas? Nu, gali mane pavadinti aktorium, bet tikrai savęs kaip aktorium neskaitau. Vėl V. Mikel klausia, ar tu Vilnietis? Ne. Domantas klausia, kiek centimetrų? Nu, neturiu kaip pamatuoti, bet 45 bus. Luka C. klausia, ar tik po kaukę nesislepia lietuviškasis Conor McGregor? Ir čia dabar ta vieta, kur turėčiau McGregorui suktuką padaryti, bet čia tikrai nedarysiu. Tai Luk, šio klausimo tavo nebus. Orestas klausia, iš kur tiek šaibų ponas? Žinoma, kaip šitas žaidimas vyksta. Kutėjus klausia, ar Calvin Klein tavo rėmėjas? Ne. Jeigu Calvin Klein būtų mano rėmėjas, tai manau, kad dalintumėm po truputėlį daugiau pinigų. Kaiminėjas klausia, kaip tave rado žmogus padėjęs tau įgauti visos karjeros pradžią? Nebuvo tokio. Pats sunkiu darbu viską padariau, pats viską pastačiau, pats triukę užsidėjau, pats sugalvojau kaukę užsidėti, eiti į viešumą, dalinti pinigus, kurt, filmuot, subūriau komandą ir viskas. Lupet klausia, jei pica apvali, kodėl ją įdeda į kvadratinę dėžę? Nes kvadratinės picos neįdės į apvalę dėžę. 13 Theme klausia, iš kur atsirado toks įkvėpimas, gerumas dalinti žmonėm pinigus? Mr. Beast įtaka? Mr. Beastas tikrai buvo pats pirmas, kuris tai pradėjo ir parodė, kad tai yra įmanoma, kad žmonėm yra įdomu žiūrėti, kaip kiti dalina per kažkokius įdomius žaidimus kitiem pinigus. Jis tiesiog padarė tą viziją, realybę, kad va, galima iš to susikurti savo ateitį, galima iš to pasidaryti pinigų, darant gerus dalykus. Tai jo, Mr. Beastas tikrai buvo įtaka, nes parodė, kad tai yra realu. Titas Janavičius klausia, tai iš kurgi tie eurai, kad tokias labdaras hebrai darai? Tai, žinai, ką aš to pasakysiu? Pasimk 20 eurų gift cardą. Paulius, ar tikėjasi taip greitai susilaukti žiūrovų ir iš kur atsirado tokios idėjos kurti tokius video? Tai jo, žinojau, kad pasiseks, kad žmonės žiūrės, kad žmonėms patiks, bet ko nesitikėjau, kad pirmas video surinks per tokį trumpą laiką 100 000 peržiūrų. Tai šito nesitikėjau, šitas labai nustebino, bet jo, apskritai tikėjausi, kad viskas pavyks, nes buvo viskas padaryta su intencija. Kitas klausimas. Kodėl pasivadinai save white balaklava? Tai anksčiau esu labai dažnai pastebėjęs, kad labai populiarių ir didelių korporacijų arba kažkokių daiktų pavadinimai yra du paprasti žodžiai sudėti į vieną. Ir tu taip dažnai tą žodį matai, taip dažnai tą žodį skaitai, kad tu nesupranti, kad ten du žodžiai yra sudėti į vieną ir skaitai jį. Atrodo, kad ten vienas žodis kažkoks sukurtas. Ir paskui po 1000 kartų tau kažkas pasako, kad čia, o žinoja, kad čia iš tikrųjų du žodžiai yra atskiri. Ir tada būna taip, tai va taip va, kažkaip pagalvojau, white balaklava, balta kaukė, ne juoda, kas būna retai, tai dėl to taip ir pasivadinau. Austėja klausia, jeigu tave vežtų į negyvenamąją salą, kokius 3 daiktus pasimtum? Tai jaučiu pasimčiau futbolo kamuolį, tinklinio kamuolį, kad būtų minkštesnis, galima būtų ir pamušnėti. Ir jeigu jinai negyvenama sala, tai vis tiek po trumpo laiko užsilenkčiau, tai pasimčiau dar ir kolonkę paklausyti muzikos ir dar kokį draugelį, kad kartu su manim užsilenktų ir nebūtų taip liūdna. Matosi, jog esi atletiškas, backflipas.
Matas, jog esi atletiškas, kokiu sportu yra tekę užsimti ekstra, kiek tau metų? Kiek man metų jau atsakiau, o kokiu sportu teko užsimti, tai tiesiog einu į klubą, seniai. Tiesiog sportuoju ir tiek, nieko ypatingo. Ne jokius kovos menus, ne jokius olimpinius sportus, tiesiog pumpuoju metalą. Matas klausė, iš kur tiek šaibų? Setkus 201 klausė, davai padaryk kiek atsispaudimų, tiek ir šaibų. Gerai, padarysiu, einu. Tavo seniai, dabar aš tau sumokėsiu už kiekvieną atsispaudimą 1 eurą. Gerai, sutar. Kiek manai padarysi? Nu, kokį strotsoką, 30. Nu, davai, bandom. 1, bet tvarkingus. 2, taip, labai gražiai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 1, 2, 5, viskas? Ne. 79, paskutinį. Yes. Wow, seniai, 80. Šaunuolis, kuo tu vardu? Algirdas, wow, 80, mane, gerai paskaičiavau, komanda, patikslinau. Sveikinu, 80 eurų tavo. Rimtai? Prašau, 10, 20, 30, 70, 80. Sveikinu, Algirdai. Ačiū labai. Viskas, varyk į vestuvės, kad ir kur varai, seniai. Tai čia netoli prie pat. Gerai, seniai, davai. Gerai, viskas. O mes grįžtame į Balaklavos headquarteris. Atsigeriam vandens. Kitas klausimas. Karoliukas 12 klausė, kaip sugalvoju tokį outfituką? Tai tikrai nebuvo taip, kad atsisėdau kambarį, sėdėjau ir galvojau, noriu pradėti YouTube'ą, kaip čia apsirenk, ką daryti. Kiekviena šito personažo dalis mane patį rado. Tiek kaukė, tiek striukė, tiek kelnys, net ir batai. Nieko nereikėjo ieškoti, jie patys visi atėjo pas mane. Tai toks atsakymas. M. Malaiska klausė, kiek atsispaudimų gali padaryti Balaklavą? Kaip manai, kiek galiu atsispaudimų padaryti? Spėk, turi 2 sekundės spėti, nes aš jau dabar einu daryti. Neblogai. Užviršilo daugiau, manau. Ir Siukas 12 neklausė. Tiesiog sako, tu šaunuolis, linkėjimai iš UK. Labai dėkui tau, linkėjimai iš Balaklavos headquarterių. Kitas klausimas, iš kur faniera vidosam investicijos? Seniai, pasim geriau 20 eurų Steam'ą. Eigas klausė, čia toks tipinis, bet kada kitas video labai zašybys idėjos, nes to kurt. Ačiū už komplimentus ir kitas video yra dabar. Karis klausė, kaip sugalvoju daryti tokį įdomų kontentą? Tai labai paprastai tiesiog pamačiau, ko Lietuvos YouTube'ai trūksta ir nelaukiau, kol kažkas kitas tai padarys, o pats griebiau, ėmiau ir padariau. Tai, hebro, nelaukit, kol kažkas kitas už jūs tai padarys, o būkit patys kūrėjais. Sukurkit tai, ko trūksta. Laura klausė, ar neprakaituoja veidas, kai su kaukė nuo VMI slepiesi? Jei taip, kaip kovoji su veido bėrimais? Nuo valstybinės mokesčių inspekcijos tikrai nesislepiu. Veidas yra neišbertas, nes labai dažnai naudoju veido kaukę. Ąžuolas klausė, kas tave remia? Ąžuolai, manęs nieks neremia, remia tik tais mano pats sunkus darbas, nes remėjų neturiu, nieko nereklamuoju, nes reklamas labai gerai atsirenku ir nenoriu bet ką kišti savo žiūrovam. Reklamuosiu tik tai, ką pats kažkaip naudosiu, vartosiu, gersiu arba valgysiu. Ir viskas. Kiekvienas video kol kas buvo sukurtas 100% iš mano paties kišenės. Pasileidęs klausė, kiek daugiausiai pinigų davai žmogui? Tai daugiausiai pinigų daviau, jeigu neklystu, per paskutinį video Karoliui, kuris pagerino kriaušės rekordą ir jisai gavo 135 eurus. Labai keisto vardo atstovas klausė, kokia tavo didžiausia baimė? Prieš visą Lietuvą atskleisti tavo didžiausia baimė yra, manau, labai neprotinga, bet tau pasakysiu, mano didžiausia baimė yra veipinantys žmonės. Misciulis klausė, ar bandysi su challenge'ais apvažiuoti visus Lietuvos miestus? Yra tokia keista mintis padaryti turą per Lietuvą ir nuvažiuoti ne tik į didelius miestus, bet ir į mažesnius. Bet čia dar tik ateities planai ir žiūrėsim, ar pavyks juos įgyvendinti. Spurgimantas 9 klausė, kokių spalvų kaukių turi spintoje? Seniai, tik tai baltas, švarias, išskalbtas, gražias baltas kaukės. Paulius, ar seniau keldavai video kitose kanaluose? Taip, turėjau
porą kanalų, kuriuos susikūriau gal 2010-2012 metais, kai pirmą kartą sužinojau, kad iš vis įmanoma tokius dalykus daryti. Bet tenais visokie Minecrafto let's play, kur patikėkit, nenorit jų matyti. Lukis Media klausė, iš kur tokia motivacija kurti, kasgi tai privertė? Motivacija yra vizija. Motivacija yra vizija, kad galima sukurti tokį pozityvumo ratą, kur aš dalinu pinigus, žmonės yra laimingi, nes gauna pinigus, aš esu laimingas, nes darau tai, ką noriu daryti ir tuo pačiu darau kontentą. Tai ir tie žmonės, kurie žiūri, yra laimingi. Tai toks visi trys šakos ir visos yra laimingos. Tai toks pozityvumo ratas, iš kurio galima savo susikurti ateitį. Ir tiesiog pragyventi iš to, darant tai, ką mėgsti. Nedas klausė, nekaršta su tokia apranga filmuoti video. Šiltoka, manau, ne kartą jau esu sakęs per pačius video, kad šiltoka, bet nėra tai baisu, po kažkurio lygio jau tiesiog kūnas nepasiekė daugiau temperatūros, laikosi tame ir pripranti. Tai čia viskas yra gerai. Eimys klausia, ar esi bebrams skoloji medienos? Ai, tai čia tu bebrams skoloji medienos, ne? Čia tu apie save, taip, ne? Gytis Bro klausia, kaip reaguoji tuos žmonės, kurie siekia tiesiog pasipelnyti iš tavęs, apart nuoširdžiai sekti? Būna labai daug žinučių susilaukiu, kad duok pinigų, aš noriu naujo motociklo, aš noriu naujo kompiuterio, gal galėtų jūs pinigų, tai tokias žinutės, aš visas žinutės skaitau, bet į tokias žinutės tiesiog nereaguoju, nes tie, kas prašo pinigų, nu, tai turit kažką duoti, kažką sukurti, kažką padaryti, kažkaip, kad ne tiesiog prašyti. Tai neprašykit, prašau, neprašykit manęs pinigų, o geriau kažką padarykit ir tada leiskit man nuo savęs jum duoti. Rugilė klausia, koks tavo YouTube tikslas? Mano YouTube tikslas yra būti numeris 1, daugiausiai subscriberių turintis lietuviško kontentą kuriantis kūrėjas. Tai dabar man atrodo daugiausiai subscriberių turi Vaidotas, jei neklystu, nežinau, galite patikslinti, bet tikslas yra pralenkti jį ir kažkada surinkti 1 milijoną subscriberių ir būti visuose istorijos vadovėliuose, kad apie mane kažkada rašytų ir niekas daugiau nepakartotų tą, ką aš padariau. Kadangi kuri kontentą lietuviškai, ar galėtum atsakyti, ar atsiperka kurti lietuviškai, ar geriau kita kalba? Tai jau kaip ir sakiau iš pat pradžių, tikrai neatsiperka ir labai ilgą laiką dar neatsipirks, bet jeigu turi galvą, gali iš to susikurti ateitį ir ar geriau kurti kitą kalbą, tai čia yra ko tu nori pasiekti. Jeigu nori išpopuliarėti, tai Lietuvos kontente yra labai daug skilių, kurias galima užkamšyti. Tai išpopuliarėti yra labai paprasta, o jeigu nori tiesiog daryti tai dėl pinigų ir kad viskas atsipirktų, tai aišku geriau eiti ten, kur didesnė auditorija ir daryti anglų arba dar kitą kalbą. Simas klausia, ar negalvoji kada padaryti face revealą? Face revealą tikrai negalvoju padaryti, bet nežinau ateityje kaip protas susisuks, bet tikrai tokių planų nėra. Pauliakas klausia, ar buvai gameris prieš YouTube'ą? Jei taip, ką grindindavai? Tai žaidžiau pagrindę visus competitive žaidimus, League of Legends, Rocket League ir labai daug laiko praleidau žaidžiant CSGO. Tai buvau globalas, žaisdavau Faceitą, 10 lygiai buvau ir manau, jeigu pasakyčiau savo niką CS'o, tai vienas ar kitas žinotų arba būtų girdėjęs. Čia tarp kitko buvo mano pati pirma svajonė tapti CS'o pro playeriu, profesionaliu žaidėju. Tai va. Murminis klausia, vasarą su striukė, žiemą su maike. Būtų juokinga, neslėpsiu, būtų juokinga, bet žiemą atrodysiu kaip normalus Lietuvos pilietis, tai gal pasiliksiu striukę. Ir paskutinis klausimas. Laimis klausė, iš kur traukia pinigus? Ta prasme, paimk lietuvį belekokį, nu ir nei vienas nedarytų tokio kontento. Tai pirmą tavo klausimo dalį atsakysiu taip va. O taip, seniai, tu esi visiškai teisus. Ta prasme, taip kaip sakai, taip ir yra. Aš per vieną video išleidžiu daugiau nei kiti kūrėjai per visus metus išleidžiant savo kontento. Ir visą tai, nes matau viziją. Matau viziją gal kur kiti nemato. Gal kur kiti sako, kad nesąmonė, bet tas mane motyvuoja. Jau, kaip ir sakiau, yra žmonių kaip Mr. Beastas, kurie parodė, kad tai yra įmanoma ir tą patį noriu atnešti į Lietuvą ir padaryti tai, kas gal kai kuriem atrodo neįmanoma, bet man labai realu, nes pats susikuri savo realybę. Na kągi, viskas, paskutinis klausimas buvo atsakytas. Buvo jų iš viso virš 300, išsirinkau, kurie buvo įdomiausi, labai daug kas kartojosi. Ir šiandien tiek. Nepamirškit, neveipinkit, gerkit tik tai vandenį. Ir susitiksim kažkurį penktadienį 20 val. 8 minutės, kaip ir visada.
Viskas. Nu gerai, va tokį pasako, nufilmuoja 3 valandas striukiai sėdi, šunti ir sako, nu gerai.